Sveiki visi kino mylėtojai, su jumis sveikinasi kino portalas Buvau kine. Šią savaitę kino teatruose galite išvysti 3 visiškai skirtingus filmus. Romantinė drama su erotikos prieskoniu, 50 pilkų atspalvių, veiksmo nuotykių komedija apie šnipų gyvenimą, Kingsman – Slaptoji tarnyba ir animacinis filmas skirtas visai šeimai – Aviuko Šono filmas. Pradėkime nuo vieno laukiamiausių metų filmo kiekvienai merginai – 50 pilkų atspalvių. Dar 2011 metais žymiosios trilogijos pirmoji dalis žaibų greičiu šovė į aukštumas. Pagaliau galime pasidžiaugti ir pirmosios dalies ekranizaciją. Filmas pasakoja apie jaunos merginos, žurnalistės Anos Til romaną su turtingu verslininku Kristianu Grėjumi. Nors ir visiškai nenorėdama nuvykti paimti interviu iš žymaus ir išvaizdaus jaunuolio, žurnalistė netikėtai jį įsimyli. Romanui užsimezgus, Kristianas pasiūlo Anai pasirašyti sutartį, kurios esmė – visiškas merginos gyvenimo užvaldymas. Pagrindinius vaidmenis filme atlieka aktoriai Jamie Dornan ir Dakota Johnson. Juostoje taip pat išvysime Luką Grimesą ir šių laikų muzikinės scenas jau spėjusio okupuoti Ritą Orą. Kita šios savaitės premjera be abejonės patiks kiekvienam. Tai veiksmo komedija Kingsman – Slaptoji tarnyba. X-Menų pirmos klasės režisierius Matthew Vaughn grįžta į kino ekranus su komedija apie pavojingą šnipų gyvenimą. Filmas pasakoja apie itin slaptą šnipų organizaciją. Vieną dieną patyrė šnipas Haris po savo sparnu priglaudžia jauną, bet perspektyvų gatvės vaikį Garį. Haris tikras savo specialybės asas, padeda į nelaimės vis pakliūnančiam vaikinui Gariui atrasti save šnipų gyvenime. Duetas stoja į kovą, gniaužiančius nuotykius su itin pavojingu priešu, kurį įkūnija pats Samuelis L. Jacksonas. Filme taip pat vaidina Oskarų už filmą Karaliaus kalba apdovanotas aktorius Colinas Firtas. Britų kino talentas Taronas Egertonas, antraplaniuose vaidmenyse išvysime Michaelą Cainą ir buvusią žvaigždžių karų žvaigždę Luko Skywalker atlikėją Marką Hamillą. Šios savaitės premjero tinklelį užbaigė šeimai skirta animacija apie Aviuko Šoną. Madagaskaro bei Voliso ir Gromito Kiškiolakio prakeiksmas režisierius grįžta su nuotaikinga animacija apie užsienyje puikiai žinomą aviuką. Šonas nusprendžia pasimti laisvadienį ir smagiai praleisti laiką. Tačiau dienos eigoje aviukas supranta įsivėlęs į žymiai didesnius nuotykius, nei pats to galėjo tikėtis. Šono išdaigos priverčia jo šeimininką fermerį išvykti į nepažįstamą miestą. Suprasdami, kad Šonas be savo draugų, kitų fermos gyventojų, vienas problemų neišspręs, draugai nusprendžia kartu leistis į kelionę gelbėti mylimo šeimininko. Galbūt ir ne kiekvienam patinka plastilininė animacija, tačiau kad ir kaip ten bebūtų, gera nuotaikos dozė garantuota. Pristačius visas šios savaitės premjeras iškyla klausimas, kuris filmas tinkamas būtent jums. Šią savaitę Buvau kine vienareikšmiškai rekomenduoju apsilankyti filme Kingsman – Slaptoji tarnyba. Ši juosta yra pati kruviniausia ir juodžiausia visų laikų komiksų ekranizacija. Filmas skirtas ne tik visiems Jameso Bondo šnipų pasaulio gerbėjams, tačiau ir visiems gerų komedijų išsiilgusiems kino mylėtojams, norintiems viename projekte išvysti daugybę visiems žinomų aktorių. Štai tokie filmai mūsų laukia šią savaitę. Nepamirškite komentaruose diskutuoti, kokiu filmu laukite jūs. Su jumis buvo kino portalas Buvau kine ir susitiksime po savaitės.